Konservarai. Nes dujų bijote labai? Jūs nebijote? Dujų, niekas nebijo. Ar jūs nebijote? Čia šneka bijome, nebijome. Nu tai ar mes norime savo žemę paversti dykynę? Ar to mes norime? Nes juk faktai jau yra. Mes juk remiamės faktais, kad yra dujų išgavimo rezultatai yra labai žalingi. Kas konkrečiai leidžia manyti, kad čia gali būti ir skalūninių dujų žvalgyba? Vienas dalykas paties Chevron atstovo kalba. Jis akivaizdžiai visur pasakė, kad turi leidimą skalūninėms dujoms. Jie jų nevykdo, bet turi. Puikiai žinom turbūt, kaip ten galima visą šitą paslėptai pradėti. Dar vienas dalykas, tai kas mums didžiausia nerima sukėlė, tai kad visuomenininkai keliai porą kartų, čia tiesiog pravažiuodami keliu, pamatė tokį dalyką, važiuoja kelius, taigi sustoja darbininkai, pradeda paisluoti savo mobiliuosius telefonus, išsiėmė, atbėga darbininkas ir varo nuo šito viešo kelio. Varo šalin, sako, jūs čia neturi teisės stovėti, neturi teisės filmuoti, o jūs slepiatės. Pradeda ten dangstytis, slėptis, užsidengia plėvelėm, o mes esam pilietiški žmonės, mes norim žinoti, kas vyksta tiesiog. Kelias, tai čia mūsų visų. Tai lygtais. O ten tas raudonas vanduo, kokį čia? Tai ten irgi yra įtartinas dalykas. Ir tuo labiau, kad mes buvom prieš liūtį čia tokia nesenai. Matosi tame prūdelėje raudonos nuosėdos. Atvažiavom sekančią dieną po liūties, tos nuosėdos ant krašto plėvelės. Tai reiškia, kad vanduo liejosi per kraštus. Vėl kas tai yra? Tai liktis priešgaisrinio telkinio pozicija, bet neatrodo ten paprastas vanduo. Nežinau, kaip jūs sakė. Labą dieną, galima klausimėlį? Labą dieną. Lietuviškai mokat? Čia lietuvis, ne? Taip atrodo. Labą dieną, galima klausimėlį? Mes informacijos truputį. Ar jūs su visuomenė nebendraujat? Mes tiesiog norėjom paklausti, ar kas prižiūri iš aplinkosaugininkų, kas čia atvažinėja, kas prižiūri? O gal koks nors viršininkas, vadovas šito gręžinio yra, norėtumėm pašnekėti? Ar jūs nebendraujat su visuomenė? Juk ar sunku būtų pasikalbėti? Jūs tik darbuotojas, suprantam, bet prašom pranešti tiesiog, gal yra kažkas tai iš atstovų. Tai darbuotojas, ne darbuotojas, vis tiek Lietuvos pilietis juk esame. Juk yra ne vienareikšmiška, kas ką daro. Ar būtų galima susitikti su kažkokiu aukštesniu šitos aikštelės prižiūrėtoju, kas mums atsakytų į kelis klausimus? Va šitaip yra teikiama informacija bendruomenių atstovams. Manęs paprašymas lietuvių mažą. Lietuvoj, reiškia anglų kalboj parašyta parking. Nesuprantam, ką reiškia. Čia parkas.
aptvertas kažkoks tiek kažkokia duobė. O, va. O kas bus? Po grėžinį. Buvo vaikščioti šiek tiek plaukas, ne? Labą dieną, pareigūnai. Negaunam informacijos, kas čia prižiūri tą telkinį iš gamtosaugininkų. O jie irgi nesako mums, iš kur mums gauti tą informaciją? Nu, pavyzdžiui, čia tvenkiniai ežerai nuodingo vandens, tai turėtų būti. Nu, pravažiuojant, pažiūrėkite po dešinę ranką. Toksai visas tvenkinėlis padarytas raudonos spalvos. Vertas. Tai va, tai mes skambinomės rytoj, tik tai atvažiuos, bet šiaip tai turėtumėm žinoti, jūs tai irgi turėtumėm žinoti, kas prižiūri. Nu, tikrai neaiškiai. Toks vanduo neturėtų būti. O gal yra kas nors, sakau, kas galėtų su mumis pabendrauti? Nu, kas nurodinėja darbus, viską. Mes norim tiesiog paklausti biškutį ir viskas. Mumis domina informacija. Čia eitų geri. Kam geležies daug, kam trūksta? Nuo skausmo. Morfijus. Migdantis, ne? Matai, jie dar kažką ruošia, ne? Tenai, vat, kiek suprantu, kitą aikštelę. Matai vandenį, žiūrėk. Va tenai, matai, yra dabar, vat, jie daro viską. Bet kodėl nėra užrašų? Ant kiekvienos cisternos turi būti užrašas. Ir prieš gaisrinio prūdelio turi būti ženklas, kad tai yra prieš gaisrinis prūdelis. Šiaip ant cisternų turbūt ant pavojingų turi būti, kad pavojinga. Turi būti Bet gal šiandien sakys nepavojinga. Ir kuri pagauti.